Miegam šiltai lovose, naktį pabundam nuo sirenų garso. Prabundam, išeinam pasižiūrėti pro langus, matom oranžinį dangų. Šūviai, galbūt kažkokie griausmai, nebuvom pasiruošę. Net negalvojom nieko, nei kuprinė sudėta niekas. Užverda kraujas, baimė, faktas. Ką daryti? Vat paprastam žmogui, kuris nebuvo pasiruošęs, tarkim, ką reikėtų daryti ir nuo ko pradėti, jūs kaip šitos srities ekspertas? Jeigu jau taip visiškai netikėtai ir neužkluptų, pirmas veiksmas faktiškai būtų atsukti čiaupą ir paleisti vandenį, ką turi ten. Vonia, dideli indai. Kol yra elektra, duokdie jį dar bus tą akimirką ta elektra, paleisti vandenį ir lygiagrečiai įsijungti televiziją, ką ten turim, radiją, internetą, pasileisti žiniasklaidos priemonės, žiūrėti, kas iš tikrųjų vyksta. Ir gali būti, kad pirma sumaištis ten vis tiek didžiulė bus ir ta informacija bus ne vienareikšmė ir bus sunku susiprast, bet vis dėlto viltis, kad galbūt ten iššoks per kažkiek tai minučių daugiau mažiau patikslinimas, ar tai konvencinė ataka, ar tai aviacinis išpolis, ar raketinis apšaudimas miesto. Žodžiu, vandens prisipilt, kad turėtumėm atsargų vandens, nes pirmas dalykas, ko galim netekti, ne? Jo, nes kol yra elektra, funkcionuoja infrastruktūra, reiškia vanduo teka, galima įsikrauti telefonus, galima naudotis tualetų ir panašiai, bet vanduo esmė ta, kad jeigu konfliktas iš tikrųjų prasidėjo, invazija ar kas ten bebūtų, sutrikimai infrastruktūros yra labai tikėtini, o tai reiškia, visi puls kitų galimų pirmų žingsnių į parduotuves. Tai reiškia, išpirks visą, kas skysta, valgoma ir panašiai. Kas planingai, kas chaotiškai, iš baimės, bet tai bus dar vienas žingsnis, kai tik tais tą turės galimybę. Ir tai reiškia, dings vanduo. Ir geriamo vandens jokiais butelaičiais niekas nieko nebeturės net atsargose. Ten iš maksimų kaupiamų gal 2 savaitėm atsargų, aš manau, kad ten labai greitai ištuštės viskas. Tai savo turėti vandens yra didžiulis privalumas. Kad ir kas bebūtų, net jeigu tai tik tais apšaudimas, kuris tuo ir pasibaigs ir gal vėl pasikartos, tai mes bent jau neturėsim pirmos problemos, neturiu iš ko maisto gamintis, atsigert, apsipraust. Ir be maisto galim dar šiek tiek ilgiau išgyventi negu be vandens. Ja. Taigi vandens atsargos velniškai svarbu ir Ukraina tą patvirtina, nes kai Mariupolė apsiautė, tai žmonės slėpdamėsi rūsiuose, paskui viena iš pirmų turėjo poreikių vandenį, maistą, žvakes. Tai reiškia, vanduo, nors teka upė, negalėjo dėl saugumo net prieiti prie jos. Tai prasideda niuansai. Nekalbu, kad apie paskui vandens švarumą ir taip toliau. O jeigu išgirstam ir, pavyzdžiui, sako, kad, nežinau, evakuotis iš tam tikrų vietų, palikti kažką ir turim tokį blitz 5 minutės, nesam, kaip ir sakiau, nieko pasiruošę, ką dėti kuprinę? Ko reikia? Pasas ten? Dokumentai, jeigu yra nuosavybės dokumentai, griebiam, reiškia, nuo asmens iki nuosavybės dokumentų. Tiesiog, jeigu ilgam paliksim, tai gali praverst. Čia eina kalba, kai nepasiruošę, ar ne? Tai tiesiog dokumentaciją susirenkam. Pinigai, brangenybės, kas va lengvi. Ir tai čia iš tų jau natūraliai mums įprastų dalykų. Sakyčiau iš karto, jeigu yra miegmaišis po ranka, miegmaišis, striukė, patogia avalynė, iššokti patogius rūbus, džinsai, nežinau, turistiniai rūbai, jeigu yra, nes nežinia, kada turėsim galimybę paskui gauti paramą, tai patogus rūbai, prigult kažkur, kad paskui galėtumėm su tuo miegmaišiu, striukė nuo visokių. Kur trauktis, tai taip logiškai, aišku, turbūt praneša, yra, ne, tokiu atveju praneštų kažkur, kur ar tiesiog toliau nuo epicentro? Yra tikimybė, kad taip netikėtai tas neįvyks, kad žvalgybos
tiek Lietuvos saugumo pajėgų, tiek NATO nematys tam tikrų indikatorių, kurie jau rodys, jog gali taip įvykti. Tai jie matydami pradės perspėjinėti iš anksto. Na, bet imkim jūsų scenarių, įvyko kaip įvyko. Krymą irgi pramiegojo ir Hamas išpuolį Mossadas pramiegojo. Tai reiškia, įvyksta kartais tokie niuansai. Tai vėl ir žiniasklaida greičiausiai iš pradžių gali nesusivokti. Kariuomenė nežinos, kaip greitai pranešt, gali būti sutriks tie dalykai. Tokiais atvejais mes realiai, kad ir kaip bebūtų, liekam kiekvienas pats už save. Jo, tam tikra prasme taip. Tai vėl, tikriausiai jau kraunantis daiktus, leidžiant vandenį, reiktų mąstyti, pas mane yra rūsys ar ne, name, tame, kuriame gyvenu, ar tai daugiaaukštis, ar tai būtų, nuosavas ir panašiai. Ar aš turiu kur fiziškai nuo bombardavimo, jeigu toks vyksta, pasislėpti. Tai gali būti, kad aš drįsčiau sakyti tokiu atveju visiškai nepasiruošus, luktelėti šiek tiek. Nes gali būti, kad tai yra raketinis aviacinis apšaudimas, jokios invazijos nevyksta fiziškai, tai smūgis, bet nereikės niekur evakuotis. Galimi sugriovimai, galimi gaisrai ir panašiai, dalis žmonių chaotiškai kažką darys, tai luktelėt, kad bent kažkiek aiškumo praneštų. Tas aiškumas gal pusvalandžio bėgi nuo to, pradės pranešinėti, kas vyksta iš tikrųjų. Šiek tiek kantrybės reikia be to chaoso, ar ne, kad susižiūrėt kaip ir kas, o per rusius prakalbat. Dabar nežinau, gal čia klaidinga informacija, kurią žinau, bet senuose, man atrodo, sovietinių statybos namuose, rusiuose yra tam tikros evakuacinės sienos. Jeigu užgriūtų išėjimai kažkaip, tu gali prasibrauti liktais pro sieną ir išeiti į lauką. Naujuose namuose liktais nėra tų dalykų padarytų, tų avarinių kažkokių pabėgimų iš rusių. Yra čia kažkokia tokia realybė, ar ne? Ne visai. Gyvenau tais laikais sovietiniais prie tų sovietinių namų statymo. Darė apie 85 metus. Buvo ten geopolitiškai panaši įtampa kaip dabar tarp vakarų ir Sovietų sąjungos. Iki brandolinių ten tokių nesusipratimų buvo labai priartėję ir sovietai davė nurodymą namų ūkio valdyboms, tokie buvo vienetai, padaryti atsarginius išėjimus iš rūsių. Tai mano gimtajame miestelį buvo jie padaryti ir gana ilgai jie ir buvo palikti, tai sulig renovacijom juos sulygino, panaikino, bet labai norint ten tą jau plytas pramušt, nes sovietmečių iš tų rūsių, tai ten gelžbetonio pamatai, tai gana stora konstrukcija, turėjo gerai profesionaliai padirbėti, kad tos padarytų išėjimus, tai jie buvo tokie. O dabar nei naujuose, nei tuose senuose, jeigu nebuvo padaryta, nėra nieko panašaus. Tai bendruomenių iš dalies ir savivaldos atsakomybė pagalvoti, ar gali spręsti tą problemą. Praėjo kažkiek laiko, jau gavom kažkokias žinias, kad jau galima trauktis po truputį, jau biški mažiau chaoso, protas grįžta. Pėsčiomis trauktis ar automobiliais tie, kas turi? Priklausys matyti irgi, kiek greitai susiorientuosim. Automobiliu toliau, greičiau gali pasiekti kažkokius tikslus. Tai bandyt galima, turėti omeny iš karto planas B. Sugesiu, avariją padarysiu, nepravažiuosiu, sėsiu į kamštį. Ir tada kas toliau, jeigu vis dar noriu evakuotis, vadinasi, greičiausiai pėstute perėjimas. Kai nesam pasiruošę. Tai kai pasiruošęs, tai tada jau gali galvoti. Čia nepravažiuoju, važiuosiu tom gatvelėm, važiuosiu ne centriniam magistraliniam gatvėm, važiuosiu šalutiniam ir bandysiu ten prasmukt iš, tarkim, sostinės į ten norimą kryptį. Tai va vėl kryptis. Tai akivaizdu ne link Baltarusijos, ne į tą pusę, labiau į vidurį Lietuvos. Ir čia prasidės, kas į Utenos, Molėtų pusę, kas į Klaipėdos ar ne Kauno pusę, kas ten pasiduos gal labiau į Dzūkijos ir paskui nusuks tenais, kur į Trakų ir kitas pusės. Tai čia jau kaip kas. Ir taip, sostinė yra sostinė, beveik trečdalis gyventojų Lietuvos, tai čia nori, nenori kamščiai greitai formuosis, tai greitis svarbu.
Tai jeigu mes ryžtingai tą darom, galbūt išspruksim intuityviai, o jau paskui galvosim, kas toliau. Ten uošvyje, gimtinė, poilsiavietė. O jeigu trauktis, ten tarkim, diena ar naktis yra geresnis metas tą daryti? Saugiau. Realiai, kaip civiliams, tai rekomenduojama dieną visada tą daryti, nes visos tarptautinės konvencijos sako, kad turim rodyti, kad akivaizdžiai, kad esam civiliai, ne kariškiai, ne žvalgybiniai padaliniai, naudot baltą audinį ant automobilio, ant savo kuprinės ar ant Kaip savęs. taikos kažkokį Jo, kaip ženklą. taikos simbolis, reiškia, mes civiliai ne prie ko, mes ne kombatantai. Ir į tai turėtų atsižvelgti abi kariaujančios pusės, tai draugiškom pajėgom tai lengviau susivokti, priešiškos gali atvirkščiai, kaip ir Ukrainoje parodė, kitose kariniuose konfliktuose, jie atakuoja. Kad gailesčio nelabai kartais yra. Jo, bet visur auditorijom sakau, vilkimės, kad bus gal išsilavinęs jų pusėje karininkas, gal tiesiog su žmogiška vertybinė sistema kareivėlis ir jisai gal nešaudys, gal pristabdys saviškius, gal tiesiog tai suveiks. Taip, dieną paprašiau bet kuriai pusiai kariniai įvertinti, kas ten juda. Naktį, kad ir kokias turim stebėjimo priemonės, gali atrodyti žmonių grupė su kuprinėm. Ups, o ką žinau, džipas važiuoja, o kas ten jame? Reiškia, nenoriu, kad jisai ten judėtų, šaudau tiesiog. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.